Sveiki dar kartą, tai jungiamės iš naujo ir tikėsime dabar jau viskas bus gerai. Jau prasideda. Matau, kad žmonės jungiasi ir laukiu, kad pasijungtų ir Donatas. Yes. Matau tave, Donatai. Kaip man dabar tave pakviest? Donatai, gal yra kur pas tave mygtukas, kad request for video dalyvauti. Aha. Yes, jau pasijungėme, pagaliau. Labas. Labą vakarą visiems, kad pagaliau pasijungim. Tai džiaugiuosi, kad visi laukite. Tikrai bus geras pokalbis, labai įdomus pokalbis ir iškart informuoju visus, kad šitas pokalbis tai yra mūsų dviejų žmonių, mūsų patirtis, dirbant su klientais, dirbant su savimi ir visą tai išgyvenkite visą tai taip, lyg jau dalintumės savo gyvenimo patirtim. Vienam 47 metai, kitai moteriai, nežinau, 18, neturi reikšmės ir mėgaukimės. Tad pradedam. Tad šiandien tikrai labai gera diena. Tai ačiū tau, kad mane pakeitė ir mes padarysime tikrai gerą video ir atvirą. Aš asmeniškai už tikrus nuoširdžius video, už tikrą ir atvirą pasidalymą, nes tik tada mes tampame savimi ir leidžiame kitiems žmonėms džiaugtis ir mėgautis šio gyvenimo. Tad... Taip, Donatai, tai mes tave ir pakvietėm, nes aš žinau, kad tu labai daug vedi vyriškų stovyklų, daug su vyrais bendrauji ir tą vyriškumą puoselėjai. Tai todėl labai tikrai norisi išgirsti tavo nuomonę ir net knygą apie tai parašai. Tai tikrai turi daug patirties tame ir tai turi, būtent vyrišką energiją. Tai norėtumėm paklausti, tai kokia yra ta vyriška energija? Kaip jinai atrodo? Kokia tavo nuomonė? Čia man sustinka, nežinau, čia man vienai. Gerai, gal atstings, bet bent jau kokia moteriška yra energija, tai ta tokia tekanti, švelni. Ir dažnai moteris įeina į, kaip mes turime abidvi 50-50% moterišką ir vyrišką energiją. Tai tiesiog žiūrim, kas čia vyksta. Jo, pagaliau, kažkokia techninės kliūtis, nežinau, kodėl neišmetė mane iš laivo. Karštas labai, karštas pokalbis. Tikrai geras karštas pokalbis. Tad dar kad užduok klausimą, aš atsakysiu. Tai klausimas yra, kadangi tu daug tyri apie vyrišką energiją ir su vyrais dirbi ir stovyklos ir visa kita, tai būtent vyriškos. Tai kokia yra ta vyriška energija iš tikrųjų? Kas yra vyriška energija? Kaip čia papasakoti dabar žodžiais? Kas pagrindas? Žinai, kaip jausmą papasakoti žodžiais. Ir skaičiam, kur užduodu, nežinau. Kaip vyriškai pasirodė. Kaip jausmą vyriškai, nu tai taip, nes moteris labai gerai moka apie jausmus. Vyrai, kas yra vyriška energija, tai yra pilnas palaikymas vyriškos kompanijos. Kad mes susitinkame su vyrais, yra pilnas 100% atvirumas, pilnas palaikymas, jokios kritikos, tik tai pagalba, padėjimas vienas kitam ir mūsų tiklas negelbėti vienas kito, o dalintis. Mes net susitinkame su vyrais gelbėti vienas kito. Gelbėja krizių centrai, o mes ateiname dalintis savo išmintimi, savo patirtimi, nes vieni užstringa versle, kiti bankrotuose, kiti santykiuose, kiti su vaikais, treti, klausimų belekiek. Ir
būna labai įdomios temos ir man labiausiai patinka vyrai, kurie sėdi kokios 3 valandų, tai 4, sako Donatai, aš supratau, kad aš problemų neturiu, aš galiu važiuoti namo. Viskas su manimi Čia yra. geriausia. O vyriška energija tai yra, žinai, mes taip galbūt labai ezoteriškai suprantam, kas yra vyriška energija. Bet kaip ir mes vyrai ir moteris turime tą vyrišką ir moterišką dalį, ne? Jo. Jeigu aš būnu kažkada buvau labai vyriška energijoje, aš buvau labai destruktyvus, iki tokio momento daėjau, kad pas mane iš vis dingo visi klientai ir sako, pasidėks nevažiuosim, nes sako, čia yra ne stovykla, o konclageris. Tada reikėjo truputėlį suprasti, kad man reikėjo permastyti, reikia subalansuoti, nes niekas su manimi nenori važiuoti į snieginus ir 3 paras nieko nevalgyti, tik sniegą, sako, neįdomu. Tada sako, varom Ajavaską, 14 parų non-stop. Irgi dingo norinčių, pas mane galbūt per daug kraštutinumų, ir man reikėjo grįžti šokį, va čia vidurkį surasti. Tai, kad aš labai mėgstu kraštutinumus, tai yra faktas, bet nereiškia, kad jiem reikia to kraštutinumų, žinai. Bet balansą Ir va reikia, reikia moteriškos Jo. energijos, kad to švelnumo, kad būtų šalia kažkas. Būtent. Ir kai atsiranda moteriška energija, apie ką jūs kalbate, tai mes balansuojamės, mes tampame nuoširdus, mylintis, globojantis, saugantis. Kai aš gaunu moterišką energiją, aš priimu, ne? Aš labai kovosiu, aš ją blokavau, man nereikia, aš tik ant vyriškas energijos, aš tik testosteroną, ant vyriškas, aš visiems padarysiu, aš laimėsiu, aš visus padarysiu. Galutim rezultatę save padariau labai gerai. Ir supranti, kad reikia balanso. Tai gerai, jeigu šalia moteris yra moteriška, jinai jautri, jinai palaikanti, jinai suprantanti ir palaikanti vyrą, jo norus, jo vyriškumą, kaip tada jaučiasi vyras? Lengvas ir laisvas. Mylintis save. Toksai, žinai, jisai supranta, kad jis pagaliau yra savimi. Jam nereikia nieko įrodyti, jam nereikia vaidinti geresnio, negu jis iš tikrųjų yra. Jam nereikia skurti iliuzijų, meluoti, vaidinti. Tai vat jūsų moteriška energija subalansuoja mūsų vyrus ir nuveda į meilę. Ir nuveda į tai, kad jeigu mes liktume čia tik tai vyrai, mes sugriautume šitą pasaulį. Mes sudegintume iki pamatų. Mes tai tobulai darome, duokit mums galimybę kovoti. Aš kaip ir sakau, kai reikia kovoti, mes vyrais, kurie kovojame, nes paringuose yra, ne, kartais pamirštam, kad iš vis egzistuoja žmogiškumas. Tik po to sakau, atsiprašau, kad aš buvau toks agresyvus. Bet tuo momentu aš jaučiu tokį malonumą, o aš turėjau tiesiog tave taip uždaužyti, kad tu tiesiog gulėtum. Bet čia yra vyrų pasaulis. Moteriams sunku tai suprasti kartais. Ir paskui, kai ateina tas vis tiek intelektas reikalingas. Viskai, palam. Gyvenimasgi ne apie tai, nežaloti, nenaikinti, o kurti. Tai vat mes vyrai kaip saulės, ne? Arba mes galim viską sudeginti, arba mes galim užauginti. Tai saulės energija ir yra ta soliarinė čakra, kuri yra tokia materiali, kuri yra judanti, ir saulės energija yra apie materialumą, apie pinigus, apie statymą, apie verslą ir jėgą pačią, o moteriška energija, jinai tokia yra labai tekanti. Taip, bet jūsų dėka mes ir kūrėme šitą pasaulį, nes vyrai šitą pasaulį kūrė dėl jūsų moteris. Mums asmeniškai, jeigu mes paklaus, ko Donatai tau reikėtų, man užtektų vieno kambario būtų, jeigu dėl manęs, vieno automobilio ir kelionė po visą pasaulį su mėgmaišiu hamaku ir didelį kuprinę ir man būtų dzin. Čia man užtektų. Tai va moteris, žiūrėkit, čia gal tikras vyras, kur labai vyriškas. Ir jeigu ne moteris šalia, tai jam nieko nereikėtų. Įsivaizduokite, jeigu moteris... Man vienodai būtų. Lovą duokit paprasčiausią, pačią prašiausią lovą. Bet jeigu moteris yra šalia jautri ir mylinti, ir palaikanti, ir švelni, tai ir... Norisi rūpintis. Norisi padovanoti, norisi nešioti, norisi dėl jos kovoti, norisi jos susižudyti aplinkui likusius, kurie bando kažką padaryti. Gerų dalykų norisi ir blogų dalykų, bet tai yra faktas, tas yra vyrų pasaulis, kad ne tik tai mes norim užkariauti tą moterį, ne? Mes tai užkariavom moterį.
mes neužkariavom moterį, jūs esat labai geros plėšrūnės, jūs mus pastebite anksčiau negu mes ir jūs mus sekate ilgiau ir stebite, apskaičiuojate, nuskanuojate, tik po to mes galvom, kad mes, čia užkariavom, iš tikrųjų jūs davėt galimybę užkariauti. Čia, kai supratau, kai pradėjau dirbti su moterimis, labai daug supratau apie moteris. Taip. Bet kaip sakoma, visi karai prasidėjo dėl moters irgi pasaulyje. Tikrai. Moteriai atnešti, parodyti, aš stiprus, aš tai galiu. Bet kodėl vat, kai kurie vyrai vis dėlto pasirenka ne tą švelnę moterį ar ten jautrę, palaikančią, bet atvirkščiai. Vyrišką alfa, čia kaip pas mane atvažiuotos alfa moteris, ne? Kur ten moteris prižiūri šeimą ir uždirba pinigus ir daro viską ir tas vyras kaip ir nekovoja, čia nekloja, nestato namų. Pirmiausia, tai yra moteris, per brūkšnį žmona ir per didelį brūkšnį su didelėm raidėm mama. Vyras ieško mamos. Mes dažnai, dirbant su vyrai, supratau, kad vyrai labai dažnai nuo vaikystės ieško mamos, o ne žmonos. Nes gyveno tam tikrose sąlygose, pavyzdžiui, nebuvo tėvo ir mama viską išlaikė. Ir jie nesąmoningai tiesiog renkasi stiprias moteris tam, kad jos įspręstų jų problemas. O tos moteris sako, tai kada tu pakilsi, tai kada tu padarysi? O jie pabuvo šeimoje, ten mama nueina į mokyklą, ten vien mamos, aiškina kaip gyventi, sės du, blogai. Ir jie sako, jeigu jūs tokias pratingus, taip mes išmokti. Jie taip išmoksta, ne? Ir jie pradeda dirbti su savimi. Kaip ir vyrui reikia vis dėlto, kad tas vyriškumas tikrai pasirodytų, tai vyrui iš tikrųjų reikia duoti erdvės, kad jis galėtų pasirodyti. Nukreipti. Subtiliai nukreipti. Subtiliai labai, nes jūs taip mokate, mes vyrai nemokam, mes pas mus yra labai grubus nukreipimas. O jūs mokate subtiliai nukreipti mus, reiškia, duodat užduotį paprastą. Mūsų tikslai yra tokie, susidėliojame ir žmogus eina. Faktas, kad jam ne visada seksis, faktas, kad daug kartų jis suklys, faktas, kad jis pridarys nesąmonę belekiek, bet jam reikia palaikymo. Tai visi vyrai ar moteris, esam žmonės. Taip, bet ką aš girdžiu, tai kaip jiem nesiseka, moteris išmoko vieną gerą melodiją. Tai tu nevyriškas, tu nieko nesugebi, tu tai nesugebi padaryti. Tai koks tu vyris? Mano tėvas padarė, mano buvęs padarė, o tas buvęs daug geriau padarė negu tu. O tas trečias buvęs aфиgeną gai varė, o tu šūdo malyčia. Ir kaip tada vyras jaučiasi, ką jis tada daro? Jis įjungia tokią nuostabią programą, vadinasi BBD sistema. Nežinau, neversime į lietuvių kalbą, žino, kas tai yra. Reiškia, kai, žmogus zina. Tai va. Tai čia yra tada, kai yra moteris vyriškoje energijoje ir užima iš tikrųjų vyro vietą ir tada ir tiesiog jam nėra kur rodytis ir nėra dėl ko rodytis. Nėra priežasties, dėl ko čia dabar kovoti šitą moterį, nes jinai jį užkovoja. Taip, bet aš žinau šeimas tikrai, kur moteris yra alfos ir labai gerai išlaiko šeimas ir viskas labai tobulai gaunasi. Ir jiem tai tinka. Ir jai tinka, ir jam tinka, nežinau, taip jiems viskas ok. Bet yra šeimas, kur atvirkščiai, moteris yra, kaip tik man šiandien labai daug moterų parašė, pakalbėkite apie tas moteris, kurios viską laiko visus 4 kampus ant savo pečių. Tad mes ir paliesime galbūt jas labiau, nes jom tai yra aktualu, kad kadangi jūs nusprendėte viską nešti ant savo pečių, o vietoj to vyrui yra duoti užduotį. Tu dabar nuo šiol neši visą tai ant savo pečių. Faktas, kad jam labai ilgą laiką nesigaus. Labai ilgą laiką galbūt nesigaus, bet jeigu moteris tikrai jį palaikys, nukreips ir neduos, ir aplink jo kompaniją vadinkime, ne? Bus vyrai, kurį palaikys, jis prisišikna, kaip aš sakau, ir sakys, tu gali daugiau. Nesigauna, tu gali daugiau. Nesigauna, tu gali daugiau. Nesigauna, pliauska gavo per veidą, tu gali daugiau. Ir va tokie vyrai jį motyvuos, mokins eiti į priekį. Va tokių vyrų jam reikia,
kurie neduoda pasiduoti. Tokios Nes tie, aplinkos, vyriškos tu aplinkos. vargšas, tu mažučiukas, kaip tu Jie nuskriaudė daugiau eiti žmona, pas taip kokia tau Donatą. bjauri žmona, ją reikėtų nupriešti prie sienos, pasimti bizūną ir atlūpti ir mes tai padarysim už tave, mes tai apsaugosim nuo šitų tau feminišių žmonų apie nieką. Tai va, tai iš tikrųjų ir kaip ir tu knygui rašai, kad viskas prasidėjo nuo to, kad buvo karas, buvo daug karų, ypatingai Europoje, ir persidavė iš kartų į kartą, kad kai vyrai išėjo į karus ir jie tiesiog, dabar jau čia iš tavo knygos, bet iš tikrųjų tai ir yra tiesa, kad ir jie tiesiog Faktas. išėjo ir moteris privalėjo prižiūrėti vaikus, atnešti Taip. malkų ir daryti tai. Ir dabar persidavė dar iki dabar ir jau mes nebenorim perduoti savo vaikams šitos pačios naštos. Bet tai vyksta dabar aplinkui mus. Ir tai darosi Afganistanas, paimam bet kokią šalį, ne? Iranas, Afganistanas, Ukraina paskutinė dalis. Moteris ant savo pečių dabar neša šeimas. Vyrai kariauja, moteris ant savo pečių viską išlaiko. Bet mes dabar jau prieinam prie tos, ta prasme, taip, tai jau ir feminizmas ir prasideda tas normalu būti, bet tada moteris vargsta. Kodėl, pavyzdžiui, moteris tada gaunasi labai pavargusi, nusistekenusi ir jinai neturi kada tada prižiūrėti tos šilumos, tos namų ugnies ir suprasti vyro ir aplamai, ta prasme, ne apie tai. Ta prasme, jinai vyriškai elgesi ir tada santykiai iš tikrųjų griūna. Tai nėra nei vyras laimingas, kad jisai jaučiasi silpnas, nei moteris, kad jinai jaučiasi stiprinęs. Mes turim suvokti, kad moters psichologija iš priklauso nuo seksualinio pagrindo, ne? Įsivaizduok dabar alfa moteris, kuri neturi, sakysim, sekso, galime apie tai kalbėti atvirai. Intimių santykių. Ir turi intimių santykių ir turi vyrą, su kuria, jai neįdomu. Žiūri berniuką, mažą vaiką ir jis galvoja, ką aš su juo galiu daryti, kaip aš galiu jam atsiduoti. O jinai nori atsiduoti stipriam. Taip jos įsivaizduoja, jūs taip pasąmonė sėdė, kad vyras turi būti stiprus. Jeigu aš būsiu su lovai vyru, tai jis turi būti stiprus. Tai yra realybė jūsų. Bet pasirenka gyventi su berniuku. Tai aš galiu atsakyti į šitą klausimą, labai, labai geras klausimas, Donatai, buvo, kur, sakai, moteris rašė, kad kodėl vis dėlto moteris pasirenka silpnesnį vyrą ir toliau varo pačios ir viską daro pačios. Realiai mano erdvėje buvo tai irgi ir aš paskui ištyriau save ir ištyriau, kas tai yra ta moteriška energija, kad iš tikrųjų aš norėjau kontroliuoti. Tas buvo kontrolės manė, kad nepasitikiu, nežinau, kas tai vyrai, jie ten gali bele ką. Ir tam, kad aš galėčiau kontroliuoti jį, tai aš turiu daugiau uždirbti. Ir jeigu jisai ir galėtų daugiau uždirbti, nesąmoningai, pasąmoningai ateina tai, kad kažkaip sabotažuoji ir tas vyras vis tiek nepakyla aukščiau už vyriškesnis, nes tada dingtų kontrolė. Kaip, pavyzdžiui, su Viktorija Sigel buvo. Tai, ir jos vyras Laurinas irgi pradėjo kilti karjeros laiptais ir jinai išsigando tiesiog. Tiesiog nebe... Jinai jį paėmė ir taip pakėlė. Jinai jį pakėlė ir jis tada pradėjo kilti dar aukščiau, jau tada būtų už ją aukščiau ir jai tada nebeliktų jokios kontrolės. Dabar klausimas. Tada tik pasitikėjimas lieka, tik tai meilė lieka, o to mes negalime išmokti. Labai geras klausimas tavo. Tada panalizuojame, ne? O iš kur mes pasimėm šitus pavyzdžius? Moteris kažkur tai pasimė, ne tik tai tu, bet dauguma moterų šitą pavyzdį pasimė iš savo šeimos, mamos, iš tėčio, iš bendrų santykių. Vis dėlto tai visą tai atėjo iš... Per kartas, per šeimas, per šeimų šeimas, bet nuo karo laikų taip ir tęsiasi ir persiduoda. Nes tugi nesugalvoju, taip vieną dieną, o taip nori kontroliuoti, kad jausi saugiai save. Aš noriu jausi saugiai, ne? Aš bandau įsivaizduoti tave, žinai, kad aš tai tu, tipo. Kad, aš noriu būti saugi ir kai mano viskas rankose, viskas ok. Bet tada kažkas turėjo tą pavyzdį daug metų, labai užprogramuoti galvoje visą tai. Būtent. Turėjau labai giliai įdėti į galvą, į pasąmonę, kad tik taip gali, tik tai kai tu valdai situacijas, tada viskas bus taip, kaip tu nori. Taip, ir kai mes pradedam kontroliuoti kitą žmogų, tai tada tikrai viskas pradeda griūti ir tiesiog nebelieka darnos.
Ir čia kas yra pasitikėjimo trūkumas, tiesiog pasitikėjimo trūkumas iš tų pavyzdžių, kuriuos mes gavome vaikystėje, ar ten mūsų tėvai gavo vaikystėje ir taip toliau. Ir, žodžiu, ir visą tai tęsiasi. Ir kas įdomiausia, kad kažkurio tai momentu aš suvokiau, kad aš neturiu daryti taip, kaip mano mama darė, ar kaip mano močiutė darė. Aš esu kita Būtent. asmenybė, aš neturiu perimti šito geno dabar su savim ir nešti toliau dar savo vaikam. Tai Aš tai labai gerai suprantu. Aš per savo gyvenimą, kai ištyrinėjau savo tėvą ir mamą, ir aš labai gerai supratau, kodėl aš nenoriu būti savo tėvu ir kodėl nenoriu būti savo mama, ne, ir neiti jų istorijas, nes aš žinau, kad tai baigsis. Ir tiesiog supratau, kad reikia man pasukti visai kitų kelių. Tai kainavo labai daug. tai kainuoja daug, tai tikrai labai labai daug. Tai labai brangi kelionė, žiauriai brangi kelionė. Taip, 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 taip. Kiekvieną dieną dirbti su savimi ir stebėti save. Įsivaizduok, tau pradeda nebeįdomus visas pasaulis, tu pradedi galvoti, palauk, kodėl aš nesu savo įdomus, žinai, ir pradedi trinėti save, ką aš nesąmonės darau, kur klaidų pridariau, kokių klaidų pridariau, kalbėsi su kitais žmonėm, rodai savo netobulumą, priima savo netobulumą, ten važiuoja Peru, ten 14 ceremonijų non-stop, važiuoja ten belia kokius dalykus išdarinė, kad pažinti save. Bet aš galiu pasakyti, šitą investiciją į save nerealiai atsipirka, kai tu realiai ištrinėjai save ir pamatai visus savo minusus. Ir tu myli savo mamą ir savo tėvą, gerbi juos, dėkingumas, belia koks už gyvybę, bet tu supranti, kad jie irgi iš kažkur tai pasimė šitas pamokas, išmoko tokias istorijas. Ir tu tiesiog juos supranti, priimi ir sakai, okei, aš galiu tapti kitą versiją, aš galiu pasirinkti visai kitą kelią ir turėti nuostabų gyvenimą. Ir tada prasideda, apie ką mes ir kalbėjom, kažkada stumti yra meilė savo, savęs pažinimas, meilė savo, nes kaip mes galim santykius kažką pažinti apie moterį, jeigu mes savęs nemylim, mane, kaip vyrai. Arba moteris, kaip moteris gali pažinti apie vyrą, jeigu mes savęs nemylim, ten apie nieką. Tai nėra prasmės, netoliau nieko diskutuoti ir analizuoti. Meilė nuo savęs prasideda. Meilė nuo savęs prasideda, viską pradeda nuo savęs ir kaip mes į tas situacijas patys ir sukuriam. Bet Donatai, toks klausimas, tai kaip sutrumpinti tą kelią, nes tu nuėjai labai ilgą kelią, kad suvokti, kas yra vyriškumas ir kaip pritraukti tą magnetinę, tą švelnią moterį. Ir tu ėjai tikrai ilgą kelią. Žinau, pas mane visos moteris buvo alfa. Tai va. Tavo žiniai. Pas mane nebuvo žvilnių moterų. Niekada. Bet kaip nueiti tą kelią trumpiau, kad nereikėtų, tiek su savim, ir... Uždavinėti klausimus savo, pokalbį su savim. Man asmeniškai labiausiai padėjo, tai yra pokalbis su savim, tušinukas, popieriaus lapas, arba 365 dienas sportuoti, treniruotis, rašyti, uždavinėti savo klausimus, uždavinėti savo labai nepatogius klausimus, pagauti save meluojant, prieš save, tai yra labai žiauru, pagauti save meluojant, nes mes visi meluojam absoliučiai, labai daug, savo iliuzijų gyvenam. Tad mano galva, kai nukrenta iliuzijos, kai nukrenta kokios visos fainos moteris arba kokie visi faini vyrai ir visi mes esame netobuli ir tiesiog man atėjo toks vienas aiškus suvokimas. Jie kitokie galbūt nebus arba bus, bet jie yra kelyje, mylėti juos kokie yra ir svarbiausias dalykas priimti. Bet dar svarbesnis dalykas, ko aš noriu ir kur aš einu. Bet čia man svarbiausia buvo. Jo, kur aš einu. Nes vyras gali save realizuoti tik tai per kūrybą. Reiškia, verslas, gali būti tai yra piešimas, tai gali būti knygų rašymas, nesvarbu kokia veikla. Jis turi pasinerti į tai dieviškai, nes jeigu pasižiūrėti į visą mūsų filosofiją, nuo Biblijos iki Korano, ką nori, bet kokias knygas nagrinėkim, ten visur paaiškinti labai prastai. Vyras yra savirealizacija. Vyras tai yra tas ryšys su Dievu. Tai žinai, mes taip labai sureikšminam, čia ezoterika ir visą kitą Dievą. Tiesiog rasti savyje tą dieviškumą, tą grožį savyje ir visą tai pamilti. Ir mylėti save už viską. Ir aš supratau, kai aš pradėjau mylėti save už viską, aš pradėjau savo gražėti kaip vyras. Asmeniškai. Man pradėjo patikti viskas. Akis, plaukai, mano pilvas, mano kojas, mano oda. Aš nustojau savo priekaištauti. Tiesiog, taip, čia galim patobulinti, patobulinsim.
bet tu pradėjai, nu, va, tavo meilė savo ir, va, nu, čia yra esminis dalykas darbas su savimi. Ir kai dar yra šalimais moteris, kuri tai palaiko, o tada mes galim daryti nerealius stebuklus. Tada, bet yra moteris, kuri kritikuoja, ne, arba pas jūs, kad vyras šalia jūsų, kuris, tu tokia, tu ne to, tu tokia, tu stora, ten plokojas nelygos, ten to, nogai netokie, tai gal pasitvarky, gal ausis pasikelt, nos. Nu, taigi, tu nužudai žmogų lygioje vietoje, vietoj to, kad tau davė žmogų, pamiltų, va tai, ką tu matai jame. Ir kai tu pamilsi jame ir jisai pradės tai mylėti tuo labiau pats, jinai dar išgražės. Tai va, Niekas nenori būti kritikuojamas, kontroliuojamas, bet nori būti mylimi. Visi nori būti mylimi. Visi mes to pačio norim. Visi to pačio. Mes norim. Žiūrėk, paprasti dalykai. Bet kuris žmogus ko nori? Kad jie apkabintų. Kad jisai, kai miega, būtų apkabintas ir mylimas, arba mylima. Ir kad pasakytų ausis, aš tai myliu, kas be būtų, aš esu už tave. Būtent. Jeigu tu nužudysi žmogų, aš vis tiek būsiu už tave. Uliama, jeigu aš tik žmogus, o tik žodžius išgirstų, tai viskas. Jisai paskui tave ir su tavimi, galbūt šalimais eis visą gyvenimą. Bet jeigu tu kritikuos, koks jisai blogas, koks netobulas, kaip jis nieko nemoka, kaip jis netaip daro, netaip apsirengia, netaip šypsosi, netaip selę nuvarvėjo, netaip ranką pakėlė šaukštą, apie nieką mes griūnam. Taip santykiai tada, nes kai yra ta meilė, iš tikrųjų meilė, tai tie santykiai ir tampa darnus ir ilgalaikiai santykiai, ir augantys santykiai. Tai mes būtent apie tai, kad jie būtų augantis ir kur mūsų būtent šitoj dabar civilizacijos serpėje, kaip žmonijai mes jau sąmoningėjam, plečiam savo sąmonę ir pradedam suvokti, kas iš tikrųjų vyksta. Ir tada... Aš galiu pasidalinti. Kai atvedžiau paskutinės moterų stovyklas, man buvo labai įdomu pažinti moteris, dėl to pradėjau vyras, veda moteriams stovyklą. Ir supratau, kad žinai, ko labiausiai moteriams labai trūko. Sako, kaip gera, kad mane apsikabinai ir tiesiog laikai. Kaip moteriams trūksta, kad jas tiesiog apkabintų ir mylėtų. Netgi svetimas vyras apkabintų ir tiesiog mylėtų. Besąlygiškai, nors jos visai nieko nežino apie ją. Mums tiesiog moteriams nerealiai to trūksta. Nu, nerealiai to trūksta tiesiog paprasto dalyko. Palaikymai, jos jaučiasi labai nepalaikytos. Tai moteris nelaimingos. Moteris dabar parašykite, ko labiausiai jums reikia, svarbiausia iš vyro. Ar tai yra jaustis saugiai, ar tai yra, kas svarbiausia yra, kad pirmoji vietai, kas svarbiausia, kad kai yra šalia vyras, po vieną žodį taip pat, kas iš tikrųjų reikia, nes... Ar galiu paklausti, iš moterų pasaulio, mes vyrai dažnai nelabai suprantam jūsų, dėl to aš vis dar užduodu klausimą. Ką reiškia jausis saugiai? Nežinau, realiai, kai aš klausiu vyrų, jie visai kitaip supranta. Dėl to būtų gerai, kad moteris labiau papasakotų vyrams, ką reiškia joms asmeniškai jausis saugiai, nes kiekvienai labai skirtingai. Palaikymo visur ir visada rašo, kaip tik šiandien klausia apie apsikabinimą. Nebūtų vyro, bet apsikabinimo. Dėl apkabinimo tikrai sutinku, taip, dėl apkabinimo. Nes mes kaip apkabiname, tai pas mus yra, žinai, kas įvyksta, aš ką suvokiu, apkabinant moteris, apkabini ir laikai ilgai, minutę, 2 minutės, 3 minutės gali laikyti. Jos jaučiasi tą saugumą, aš taip suvokiu, tai yra, jos jaučiasi saugius, netgi svetimo vyro rankose, kurio nepažįsta, sakom, kaip gera tiesiog. Ir toks įvyksta, žinai, tarp dviejų vyro ir moters vyksta connect, kai jinai jaučiasi apsaugota, nors nėra nuo ko saugoti iš tikrųjų, bet jai viduje to reikia. Jis turi jausis tą saugumą. Tai mano galva, kad galbūt, žinai, mums reikėtų iškomunikuoti gal labiau moterims, vyrams, ką reiškia saugumas. Nes aš galvoju, kad vyrams saugumas, jie įsivaizduoja, kad pinigai ir viskas. Bet moteriai saugumas, aš galvoju, kažkas truputėlį subtiliau, ko mes nelabai suprantam kaip vyrai. Gal tu galėsi tai padėti? Paskaitysiu. Turbūt tikrai nuoširdus ir primančio apkabinimo tikrai. Pasižiūrėk, kiek apkabinimų rašo. Mane girdėtų. Apkabinimus. Lyg po sparnu, apsikabinimu. Kad galvoju, jog reikia pagalbos.
saugumas, Būtent. 50% finansai ir 50% dėmesys. Man trūko apkabinimo, nes pati stūmiau. Sakau, nereikia, bet iš tikrųjų taip reikia. Ši moteriška labai, ne, bet iš tikrųjų visada reikia. Saugiai, būti išgirsti, būti suprasti, būti matomi. Aš visuomet laukiu ir prašau apkabinimo ir palaikymo. Manau, Mums visiems to labai trūksta. kabinimo. Žiūrėk, paklausyk, link ko aš ir kalbu, kodėl aš labai daug suorganizavau moterų stovyklų ir tiesiog visur tas pats apkabinimas, palaikymas, apkabinimas. Ir tu suvoki, ant kiek moteris yra paliktos. Jos nesaugios ne dėl to, kad jos uždirba pinigų, atvažiuoja moteris su daug pinigų. Bet jos Saugumas vis tiek ne piniguose. Saugumas ne piniguose, tai čia, tai saugumas yra connect, aš sakau, ryšys. Nežinai, tas filmas Avataras turbūt labai geras filmas apie connect, ką reiškia susijungti su mama žemė, ne, ar kažkas tokio. Bet kai du žmonės apsikabina ir jaučiasi vienas kito glėbyje, mano galva, kad iš vis šeimos ant tiek susvetimėjo ir tie turi tiek, kiek aš teko konsultacijų daryti, tiek daug viens kitam nuoskaudų, kad tiesiog kartais, kad jie abu užsičiauptų, apsikabintų ir sakytų, viskas bus gerai. Ir neaiškintų viens kitam, kaip gyventi. Būtų tobulą, bet mes žmonės kitokie. Jo, nekritikuoti, o mylėti. Tai tas saugumas, tai kaip tas klausimas saugumas, tai leisti savo rodyti bet kurią emociją ir būti rimtai. Būti savimi, tam, kad tikrai saugiai jausis, kad yra viskas tvarkoje, yra ir namai, ir viskas yra gerai, galėtų moteris atsiskleisti ir iš tikrųjų parodyti švelnumą. Ir tai yra labai jautru ir delikatu ir tai turi būti apsaugoma, tai yra šventa. Tai yra tokia vidinė šventybė, nes vis dėlto moteris pagimdo, visi vyrai irgi ir visos moteris buvo moters pilve ir tai yra labai sakralu ir tas sakralumą jinai saugo. Ir jeigu vyras šalia yra, kuris nežinai, ar jis čia apsaugos ar ne, tada moteris tiesiog užsidaro ir jinai tik tai žiūri, kad nors būtų maisto ant stalo, nors jai iš tikrųjų yra apkabink ir leis man būti savimi. Tiesiog tai tada tas magic, tas toks, ta tikroji moteris pražįsta. Ir jinai kai pražįsta, tada ir vyras šalia pražįsta. Toksai... Ir trūksta, žinai, galbūt tų pokalbių. Aš tiesiog iš paskutinių, kiek aš jau turėjau per metus konsultacijų, tik tai moterim, žinai, kiek konsultavau, aš supratau, kad moteris iš vis neturi su ko pasikalbėti. Draugiam nepasitikė, nespletkina, tam nepasitikė, ieško žmonių. Moteris įdomi kažkodėl, tai pradėjau ieškoti vyrų, svetimų, coacheriai, nesvarbu aš, ar kiti, žinai, ir kad pasikalbėti ir kad duotų kažkokius įžvalgas, patarimus, nes savas vyras nesupranta, kartais svetimas geriau supranta, bet žinai, mes svetimų nėra, aš skaitau iš šalies, kartais kitas žmogus iš šalies kitaip mato, kaip ir pas tave kreipiasi, ne vyrai, tu iš šalies kitaip matai. Savos moteris nesupranta, į tave kreipiasi, nes nori kad tu šalies pasakytum savo įžvalgas, savo nuomonę, žinai. Mums tas yra svarbu, tai visuomenė tai turėtų būti labai svarbu ir normalu, kaip dažnai, tai yra normalu. Tau blogai pasimė savo nežinomą žmogą, išvažiai miškus, įkūrė laužą. Aš turėjau tokią situaciją, kai su 3 vyrais, kur gyvenime sumatęs, iš jūs irgi labai dažnai situacija. Išvažiuoju į mišką, užsisako ir tu sėdi miške ir tu nieko apie jas nežinai. O jie pasakoja savo istorijas, tu uždavinėji tiesiog klausimus. Paskui po 2 dienų supranti, kad mes viens kitą kaip broliai pažįstam ir viskas pas juos yra ten gerai, tiesiog prisigalvo nesąmonė ir visai. Kartais reikia mums įžvalgų iš kito žmogaus. Ir palaikymo, supratimo, nekaltinimo. Tai kad tas apkabinimas įvyktų, kad tas pasitikėjimas įvyktų, ką reikia daryti? Nieko, tiesiog paimi ir apkabini, bet supranti, vyrai kaip sako, aš noriu ją apkabinti, o jis sako, tinki čia ir nueina. Ir jis įtau, nenori, nereikia, ir jis nueina. Ir va čia, supranti, va šitoje vietoje mes praslystame ir nesuprantam, neturime instrukcijos, vėl mes grįžtam apie tai, aš nekėjom kažkada su kitais. Niekas nedavė instrukcijos. Sakau čia, apie instrukcijas. Nėra instrukcijos, kaip apsikabinti moterį, kai jinai sako, eik tu ten, kur maždaug už 50 000 kilometrų, kai grįši, aš tada pakalbėsim. O ką jam daryti, vyrai, kaip apkabinti momentu, kai jinai nori jį nužudyti? Jis nežino. Moteris tikrai nepasako iš karto, kad mane va čia yra apkabinti, jinai visą laiką dar pažiūri pas savį ir apsisaugdama, jinai dažnai sako, ne, nors iš tikrųjų nori. Čia irgi rašė daug, kad O vyrai nesupranta, pasako, vyrus kai ne, vyrai yra ne, vyras tai reiškia tiesiog, tai vyrui reikia pasakyti tiksliai,
tiksliai, vyras neskaito minčių. Moteris gali jausti kažką, tai, bet vyras neskaito minčių. Tai vyrui tikrai labai 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 tiesiogiai reikia sakyti tas tikrai. Nu, Taip. tai sakau, nėra instrukcijų, nu, ir vyrai nesupranta, kaip elgtis tuo momentu. Sakau, tiesiog, ką apkabinti, sako, apkabinti, tai žis isterijos prasidėjo reikimus. Tai viskas apkabinti ir taip. Nu, Nu, tu, ir jo, tai, nu taip, tada ir atsitinka tas nesupratimas. Bet kad būti vis dėlto, kad būtų darnų santykiai, kad vis dėlto, kad moteris pasirinktų vyrą vyrišką ir iš tikrųjų pasitikėtų, kad leistų vyrui augti ir taip jinai ir šalia irgi auga, tai irgi va toks, kaip reikia elgtis, kad nu, būti. galiu pasidalinti, žinok, labai turiu daug istorijų, kai labai vyriški vyrai atėjo į moters teritoriją, vadinkim, nu, ne moters, nu, susirado moterį, iš labai švelnę, bet laikui bėgant, jie apsimainė. Jis tapo labai vyriškai, tas tapo labai švelnus. Jeigu vyriškas vyras ateina į šeimą, tai nereiškia, kad jis nepasikeis. Mhm. Vyriškai vyrai dažnai irgi keičiasi, netgi šeimose. Ir tuo momentu visi pasakoja tą pačią, sako, tik užsileidau, leidau užlipti ant galvos, pasidaviau ir viskas. Ir tapau nebeįdomus. Kiti pasakoja tas pats irgi. Kol laikiau savo kartelį, va čia neperžinti šitos ribos, nes su vyrais ir moterim kalbu, kad ir jie, ir jisai apsibrėžtų ribas, kurių negalima peržengti, tada atsiranda labai gražus balansas. Bet jeigu mes neturim šitų ribų, o vyrai dažniausiai iš jų neturi. Moteris viską tiksliai žino. Jūs 100% visada turite. Paklauskit, kiek aš klausiu tūkstančių vyrų, mes to apklausą darome. Kokios tau buvo ribos, kai atėjai į šeimą? Dažniausiai buvo atsakymas, kokios ribos. Taip. Bet tai moteris nesuvirškėkite ir likite savo moteriškoje toje energijoje. Būtent. Nuo jūsų moterų priklauso iš tikrųjų, aš nuoširdžiai pasakysiu, jūs esat labai išmintingos, labai, labai įdomios, labai gudrios, jūsų mąstymas kardinaliai kitoks negu vyrų ir nuo jūsų išminties priklauso iš tikrųjų santykiai. Aš visada sakau, jeigu moteris išmintinga, ne visada mokės išsukti santykius taip, kaip reikia. Bet jeigu moteris yra labai agresyvi ir tik tai nori konfliktų ir pastatyti vyrą į vietą, reiškia, išeinam iš monos pozicijos į mamos poziciją ir sakau, aš tave nubausiu ir aš tai išauklius. Va šito vietoj jūs darote tokią klaidą. Jūs nužudėte visą vyriškumą jame, jūs tiesiog statote į berniuko poziciją. O vyras kaip, jeigu tu mama, nu gerai, aš to pabūsiu sūnum. Nu gerai, ką tu išmoksi? Gerai, pastaty mane vietą. Vyras visą. Jo, padarėjai, laimėjai, nugalėjai, užkasiai, kokia nauda. Tai moteris vis dėlto būti savo toj moteriško energijai ir žydėti, būti tą gėlė, jautri ir suprantanti. Ir tai yra tas pasitikėti vyru ir sudaro tos santykius. Kaip dabar tik ką ir išėjo ta moteriška hipnozė apie svajonių santykius, tai buvo tai, kad būtent aš čia prieš kelis mėnesius jau šitą labai daug metų tyriau, kodėl man taip atsitiko ir ne kitaip. Tai būtent visai neseniai supratau, tai kad moteris išbūti savo moteriško energiją. Ir įsivaizduojat, kad aš būdavau anksčiau pavargusi, nes aš eidavau iš tos ne savo dominuojančios energijos, stumdavau, nu tai čia reikia to, nu ta prasme, tai daug vaikų ir visa kita, bet visa tai yra įmanoma daryti ir iš moteriškos energijos. Nesvarbu, kad ten vaikai ar dar kažkas. Bet tada... Jūs visada laimėsit moterišką energiją. Ir tada, visada laimėsit. Ir supranti, Donatai, tada aš dabar nebesijaučiu pavargusi. Man labai keista, kad aš labai daug energijos turiu ir aš nesijaučiu. Ir man visą tai taip lengvai viskas darosi, kad aš vis pagalvoju, o tai kaip čia dabar taip, tai aš kažką padariau ar nepadariau šiandieną. Žiūriu, kad aš tikrai labai daug reikalų atlikau, ką reikėjo padaryti, bet aš tai dariau iš tokios lengvos moteriškos energijos, kad aš net nesupratau, kad mano kūnas, mano visa esybė, jinai nepavargo. Aš pilna energijos dar ir vaikams, ir dar paskaityti knygas vakarą ir visą kitą. Ir toks, wow, tai va tas grįžimas į savo tikrąją širdį, va tuom, kom užgyvenu. Labai viskas yra labai elementaru ir paprasta. Kai mes mes kalbėjome apie balansą, ne? Kai yra du variantai gyvenimo. Vienas variantas, kai mes vienas kitą papildom,
Nesvarbu, aš vyras, tu moteris, prasme, netriukšmės, kokia Jo, jo, jo. situacija esam, bet mes esame balansė ir mes viens kitą palaikome, apkabiname, lalala, viskas labai gerai. Mums vyrams labai trūksta vieno, mes nemokame tai daryti savie ir mes niekada to nepadarysim, mes negalim būti moteriški ir nebūsime. Mes galime būti arba vyra, arba berniukai, viskas, du variantai. Pasirinkit pačios, kuo norit, kad mes būtume. Mes tuo ir pabūsim. Tai moteris pasirinkit pačius, ar norite berniuko, Nors berniuko, prašom, jų gali kiek. Ir jūs tai pačios yra dėl jūsų nusprendžiate visų. būti. Bet jeigu jums reikia vyro, duokit moteriškumo. Mes nemokame gaminti moteriškos energijos. Aš nežinau, kaip tai pagaminti. Aš žinau vieną, ateina šalia, kad ir svetima moteris, ne? Ateis šalia manęs, apsikabins, aš galiu ją laikyti ir aš pajausiu visą jos tą moterišką grožį, švelnumą ir visą tą energiją, o jinai iš manęs gaus visą pilną vyrišką palaikymą ir vyrišką energiją. Ir viskas, didžiausi, gražiausi mainai. Kas įvyksta, aš prisipildau, jinai prisipildo ir sako, aš galiu dabar aš noriu tą. O sakau, aš dabar žinai, kai aš galiu, kaip aš noriu tą padaryti, aš noriu tai pasiekti. Va tai prasideda kūryba. Bet jeigu vien tik iš vieno komponentas iš mūsų atimamas, mes negalim nieko daryti. Mes esame tušti. Su vyriška energija aš galiu ką? Išžudyti, nužudyti, išžudyti, nužudyti. Bet iš tikrųjų tie darnus santykiai, tie tikrieji darnus santykiai, kurie auga ir per 10-20 metų žmonės būna kartu, daugiamečiai santykiai, kur žmonės iš tikrųjų žydi ir vyras, ir moteris, tai yra būtent, kai yra vyriškas vyras, ne berniukas, ir kai yra moteris moteriška, ne vyriška. Tada ta darna tikroji ir atsidaro. Bet tik tada, kai jūs turite moterišką energiją, jūs galite netgi iš berniukų padaryti vyrą. Paimti berniuką, pripildyti moterišką energiją ir padaryti jį vyru. Mes neturime to. Ir tada įvyksta stebuklai. Va tada yra prasideda visi stebuklai. Bet jeigu jūs norite moteris likti vyriškus energijos ir užspaudžiate savo moterišką energiją, savo pradą, o vien tik tai vyrai mes pačios pasieksime, mes pačios padarysim, ką jie niekas. Aš tu parodysiu, kaip reikia. Žiūrėk, kas kalba, mama ar žmona? Taip. Aš tau parodysiu, kaip reikia. Mokytoja ar žmona? Sės du. Nubausiu aš tave. Va šitie dalykai neveikia. Baudimas neveikia. Mėgosi savaitę ant sofkutės, nebus sekso dar 2 savaitės, o tada tu suprasi ir aš tai išauklėsiu. Neveikia. Tarsi, visi jūsų baudimai moteriški neveikia. Vat aš nuoširdžiai galiu pasakyti, per 10 metų tiek, kiek aš trinėjau, jūsų baudimas neveikia. Sunaikint taip, jūs tobulai sunaikint gali, jūs profas. O tas neveikia. Neveikia. Tai meilė, tik tai jautrumas ir moteriškumas veikia. Tai dėl to aš pati irgi tą tyrinėjau jau apie 7 metus ir tiesiog pagaliau atradau ir pradėjau dalintis tik tada, kai iš tikrųjų supratau, kad tai veikia. Ir pradėjau dalintis tą naują hipnozę, kad nereikėtų šito didelio kelio eiti, vat kaip tu ėjai su javaskom į Peru važiavai ir panašiai. Aš irgi taip pat su javaskom ir hipnozėm ir viską dariau. Šaltas vanduo ten, kaip ir pas tave. Ta prasme, viską dariau, kad pabudinti savyje, kas aš iš tikrųjų esu ir pirmiausia tai moteris. Ir užtat padarėm tą tokį sutrumpintą kelią. Patrumpintą kelią, kad nereikėtų tiek daug eiti, ta prasme, išlaikyti. Tikrai taip. Labai gerai, kai turi trumpesnių kelių. Kažkas turi praeiti labai ilgą kelią, kaip mažnai vyrai atvažiuoja pas mane. Sako, kaip fainai, kad Donatai, kad tu esi. Man nereikia 10 metų klaidžioti, kaip tu čia prisigrybavai. Sako, tu sprendė šitą klausimą per 1 savaitgalį. Tai vad būtent. Daug paprasčiau, taupai laiką žmogų. Mano sūnus irgi pas tave jau dabar 3 kartą važiuos į vasaros stovyklą, į paauglių stovyklą. Jam dabar 14, tai jam bus 15, kai jisai važiuos. Tai ir kadangi čia 3 dukros ir aš viena, tėvo nėra, tai ta prasme jam dar sunkiau. Ir man sunku, būti ir tuo irgi neišeina. Aš vis dėlto esu mama. Ir žodžiu, ir iš tikrųjų pagrindinės pamokos, ką jisai gauna, tai kai ateina pas Donatą į stovyklą ir iš tikrųjų ten tą vyriškumą pajaučia ir tas sąmoningi tie pokalbiai jūsų. Aišku, čia reikia irgi, kas kreipsis pas Donatą dėl sūnaus, tai atsargiai, nes paskui man pasako sūnus, aišku, grįžęs, tai
man net tašės pakelti neleido ten, nu tiesiog, nu, vyriškas vyras tiesiog. Bet esmė, jis sako, bet mes ėjome 20 km žygį į vieną pusę, bet paskui 20 km net naktį ėjo ten per vandenį, dar kažkaip tai, bet kaip tai faina. Visokius išbandėm. Aš tik klapsau akim galvoju ir jisai tiek laimingas. Aš jam duodu tos challenge'us, sakau, ką darysit šiandien, sakau, hebra, mūsų laukia challenge'as, nesvarbu, kiek padarysit, 300 spaudimų, 100 prisitraukimų ir visiems. Tai man, aš daugiau ir ten net ir sakau, va čia ir įdomu, kad tai yra neįmanoma, bet mes pabandom, kiek tai realiai mes galim ir tiesiog pasimatuojam. Nepadarom, polio. Tu kaip, žinok, mes su hebra susigalvom, už ko laiko viens kitą kelią, dviese kelią, kad tik tą 100 padaryti, ten viens kitam padeda. Ir va tas vyriškumas ir prasideda, kai viens kitam padeda. Kai ne vienas vyras savo problemą sprendžia, o jie kartu kaip komanda sprendžia. Va čia yra jėga. Tai va, tai toksai tikrai pamokslas, aišku, jeigu mamos, tai žiūrėkit, kad aš pažiūrėjau, asmeniškai net ten nesigilinu, ką jie daro, nežinau, kaip Geriau nesigilinu. Sūnus, tai jisai grįžta visas švytintis ir įdomiausia tai, kad jis vėl prašo kitais metais dar kartą. Tai, ta prasme, reiškia, viskas labai puiku ir gerai ir tikrai auga ir man čia, kada, nu dabar 14 metų, tai ten su draugais išeiti. Sako, mama, tu nebijok, man nei rūkimai, nei alkoholiai neįdomus, mes sportuojame, mes čia, nu, ta prasme, jie visiškai, matau, pasitikiu savo sūnumi ir jis tikrai, ta prasme, mato, kas yra gerai, kas yra teisinga. Tai labai... Plius tavo sūnus ir tai tikrai visi palapinėse gyvenosi, hamakė gyveno, kaip ir aš. Labai siaurai, kiekvieną dieną savaitę hamakė miegoti, ne kiekvienam patogos. Šaunuolis, lietus ką darysim? Nu, tu esi galvosim už dangalą, reikia gyvensim toliau. Tai va, tai mačiau ten, knyga visą sugarank, pasiėmė knygą, kad skaitysim, atrodo, kad skaitysim. Šlapė, vis sulyta ten jūs. Viskas sulytas, bet laimingas iki ausų, viskas gerai žvejoti, išmoko, žodžiu, visko. Tai tikrai tokios stovyklos, vyrams ačiū, kad tu darai jas tokias ir gamini jas tokias, nes tikrai mūsų sekančiai kartai ir dabartiniai kartai ir vyrams darai stovyklas. Tikrai mums yra labai labai aktualu ir reikalinga ir taip moteris irgi jaučiasi prie tokių vyrų labai labai saugiai ir tada tikrai gali jį apkabinti ir suprasti ir nori atsiverti. Tai toks... Žinai, mano galva, kad mes iš vyrai, jeigu kokia prasme iš gyventi, jeigu mes neperdodam žinių. Pavyzdžiui, vyro pagrindinė yra gyvenimo aš sakyčiau, vyro pagrindinės 2 dalys. Tai pirmas dalykas. Padėti vaikams užsiauginti sparnus ir skristi patiems į savo gyvenimą. O antra dalis, tai reiškia, sukaupti visą gyvenimo patirtį mes turim pasidalinti, nes jeigu mes nesidalinam su gyvenimo patirtim, kokia prasme tada iš gyventi. Sėdėti su vyrais ir verti apie gyvenimą, neįdomu. O mes su paaugliais būdami iki 5 rytų užsikūrę laužą. Pas mane žis tokia taisyklė yra. Jeigu nenorit mėgoti, galite mėgoti 24 valandas, 48 valandas. Visą savaitę galite mėgoti. Nenorit valgyti, visą savaitę galite nevalgyti. Pasme, jūsų problems. Gyvenkit, jums leidžiu viską. Kosmosas, žinai. Tai vat žmonėm leisti paaugliam pajausti save ir tokias paaugliai sėdė iki 5 rytų ir kalbasi prie laužą, kai neskau, kaip mes tokią temą užgildėm, mes verslą turim gerai, kas yra verslas, sėdi pačiam įdomu 5 ryto apie verslą, kiek kalba apie idėjas ir mes kūrėme verslus visokias, idėjas, kaip kur tai, o kaip tai padaryti, o kaip produktus mes paskui istorijas išverti, kaip kūrim kompanijas, kaip nesėkmės kokios buvo, kokie bankrotai, kodėl bankruotoja kompanijos, kodėl tokie, nu jiems gauna tokius labai daug informacijos, ne tik, kad, žinai, vyrai, bet tokie ir iš kitos pusės, apie moteris, apie santykius, apie vyriškumą, apie verslo kūrimą, apie pinigus. Suprantu, kad sąmoningai daug dalių. Kalbėti turi būti irgi jau apie kas ta moteris yra. Nes kitiem paaugliai, nu, ne taip įdomu, jie ateina 9:00 einant miegoti, pas mus ne, 9:00 pas mus vakar tik prasideda gyvenimas. Bet čia yra įdomiausia. Tai va, tai dar turim tokį klausimą, kadangi dabar trumpinam tą kelią, kad nereikėtų eiti kaip ir tau ir man, ta prasme, per visas tas piramidės, per visus, man reikėjo per Meksikos piramidės perėti ir panašiai. Kai kam reikia, tai kam netgi to. Reikia, kam ne, bet tai nėra tokia didelė rekomendacija, kad tikrai reikia eiti kažkaip tai sunkiai.
ir kažkaip save stipriai statyti į kažkokias tokias padėtis. Nu, mes su tavimi ekstremalai esame, nieko nepadarysi, čia yra mūsų kelias. Bet toks kelias jo rašytojai. Bet tikrai galima eiti ir lengvesniu keliu, ir trumpesniu keliu, ir greitesniu, ir tiesiog saugesniu gal keliu, aš sakyčiau. Tai būtent vat, kaip tokios stovyklos ir ateiti pasisemti sąmoningumo stovyklas, dabar netgi moterų stovyklas darai, tai čia iš viso man labai įdomu. Ir paauglių. Čia žinok, čia mes toli nueisime, aš jau stebėsiu, kad linku rašai, nu, mane stebina. Tu pirmas Lietuvoje taip darai, nes dėl to... Šiaip tai iš idėjų pirmų, tai mano buvo idėja, aš jau šitą sugalvojau prieš 4 metus, mes pradėjom su kitais vyrais bandžiau. Ir paskui kažkaip sugalvojau, kad savo norėjau programų tiesiog paleisti su moterim. O dabar galtum rezultatą moteris man pasakė, kad mums nereikia tavo stovyklų, mums reikia privačių stovyklų, kur niekas nieko nebežinotų, 5 išvažiuojam, sekmadienį grįžtim, kaip, kas, kodėl. Ir jos užduoda užduotį savo problemas ir mes tada sugalvom scenarijų per visą savaitę. Va čia man tokia kūryba apypės, aš dabar kaifuoju realiai. Tai va. Tai suprantu. Dar aš čia rašyt, jūs rašykit klausimus, aš žinojimas, kad rūpiu, tai čia dar buvo... Dabar paliesim tau, žinai, gal paliesim tavo hipnozės, aš tiesiog pasidalinsiu, kodėl verta hipnozę susimti, ką tu darai, ne? Aš esu buvęs hipnozėje, bet aš pas vyrą esu buvęs kitoje vietoje. Aš supratau vieną, kodėl hipnozė yra labai geras dalykas ir suprantu, kodėl tu pasirinkai šitą įrankį. Ne? Jis pasirinko mane, hipnozė mane pasirinko, aš neprašiau. Taip, bet turiu minį, aš kaip įrankį, nekalbu, kad yra būdas trumpiausias nueiti iki vaikystės traumos, ją išgyventi pilnumoj, išjausti. Nereikia iš naujo. Kaip mane, jo, bet aš išgyvenau, aš tiesiog pasakoju, kaip man buvo, žinai. Tai man teko jas išgyventi, išjausti, įsižliumti pipės, aš galvoju, tikrai nežliumsiu dėl tų nesąmonų, bet teko išliumti labai ilgai ir daug. Ir tada po to pasidarė taip lengva, kad iki šio momento, aš nežinau, mažai kas dingo, nerimas. Aš iki šiol ieškau, dėl ko reikėtų pergyventi nerimauti. Aš nežinau, daug. Ir nesuprantu, kodėl nėra nerimo. Aš jau ir paskui man reikėjo, kita problema atsidarė. O kodėl nėra nerimo? Aš jau ieškau. Čia ne problema, tiesiog. Ne, čia džiaugsmas, bet kai tu visą laiką nerime gyveni, žinai, kažkas turi įvykti, ir staiga jo nėra. Ir tiesiog gyveni čia ir dabar. Buvo moteris, kuri ten buvo nerimas ir bijo tiesiog tamsos pasirodo ir didžiausia nerime gyvena. Ir irgi dingo ir tiesiog irgi stebėjosi, kad nėra. Tiesiog nėra. Ir net bijoti. Tai aš suprantu, kad dažnai hipnozė tikrai veikia ir yra daug įrankių. Aš galvoju, kad žmogui reikia kartais, žinai, kažkada buvau Peru, aš prisiminsiu žodžius, kuriuos pasakiau tada kompanija, nes jiem kažkaip labai, jie kalbėjo apie nesąmonės tokias ir sėdėjau, sakau, žinot, jūs apie gyvenimą suprasit tada, kai jūs valgysit tortą, kuris bus šūdo skonio ir jis bus toks skanus, kad jūs mėgaudami suprasit, kad jūs kalbate apie nesąmonės, apie ką jūs dabar dėliojate. Ir tada jis sėdėjo ir sako, blem, aš dabar suprantu, apie ką tu kalbėjai, žinai. Jūs gerai gyvenat, jūs apie orą kalbat, jūs realiai negyvenat, jūs egzistuojat. Tai bet, kai ateina į ypatingą seansą, klientas tai ir pradeda iš pradžių kalbą apie tai, kas įvyko ir ten sako, va čia man stresas atsitiko, ten dar kažkas, nes turbūt ten mano boyfriendas, vaikinas kažkada žuvo, ten dar kažkas tai, ar dar prigalvoja kažkokių tai problemų, nors iš tikrųjų, protas jisai prigalvoja ten labirintų ir sako, geriau mes turbūt tikrai ne tai, nes pasąmonė parodys visiškai kitą priežastį, visiškai kitą šaknis. Ir visai kitose vietose. Ir taip ir buvo. Ir taip dažniausiai yra būna, kad atrodo, bet tas ora, protas mėgsta tos vinguriuoja ir labirintai ir tiesiog mes pasimetam. Tai... Žinai ką, aš išmokau metodą, kaip žmogų ištraukti iš depresijos. Įmeti šaltą vandenį 5 minutėm, duodi maždaug 300 spaudimų, nukankini taip, kad jis vos išgyvena ir sako, aš dabar problemų nebeturiu. Suprantu. Džiaugiesi, kad depresijos nėra, žinai. Džiaugiesi, kad gyvas likai.
Tai čia yra ekstremalu, bet yra įmanoma ir su hipnoze, tiesa, depresijos yra nemažai išgydyta, netgi mano praktikoje. Aš net Bet, nebijau. bet kodėl aš tave, bet čia tikrai labai pakviečiau, nes tikrai norėjau, kadangi mes aš padariau jau moterišką hipnozę, būtent tą besnį kelią, kad tikrai tos svajonių santykius, kad turėti vyrišką, būti su vyrišku vyru ir būti moteriam ir tai tikrai atspindėtų santykius. Bet taip pat ir vyriška hipnozė, tikrai ir yra daug prašymų ir kad kaip taip, tai vat, ko labiausiai vyrui, bet kad jisai vyriškai jaustųsi, ko jam reikėtų, kaip jisai turi jaustis, kad vat, kas yra tas vyriškumas. Aš galvoju, kad pas tai vyrų turėtų atvažiuoti, nežinau, ar atvažiuoti online pasijungti dėl to, kad vyrai, žinai, aš su vyrais kalbėjausi, vyrai ieško šiuo metu, o taip nors aš tą, ką matau, ypatingai iš verslo pusės labai ieško nebe vyro kaučerių, o moterių, kurios veda į gilį, pavadinkime, hipnozę, dar kažkur, tai žinai. Nes jų moteris nesupranta, nepalaiko ir staiga tu atsirandi, kurį tai supranti ir palaikai ir duodi dar žingsnius. 1, 2, 3, 4 ir pava, o čia problema spręsta. Tai va, mums visiems to reikia. Aš sakau, kartais svetimi žmonės daugiau padaro negu savi. O savi yra tiesiog rutinui, mes gyvenam ir mes turim tiek kartais daug nuoskaudų, kad mes nematome. Žiūrėk, susitinka du žmonės tokie gražus ir po kažkiek laiko suvokia, kad jie yra po 5 metų pilni nuoskaudų ir jie viens kito nekenčia. Kaip jiem susikalbėti, tada atsiranda žmogus, moteris arba vyras ir sako, viskas gerai. Ir tu, žinai, va taip ir įsisprendži dalykai. Mums vertimi žmonės labai dažnai padeda daugiau negu savi. Ir nežinau, kaip padaryti, va aš tavęs paklausiu, kaip padaryti taip, kad abi pusės nusimestų visas nuoskaudas surinktas per tuos santykius. Va čia yra turbūt labai geras toksai klausimas, nes čia visos šeimos dėlė, kiek šito yra ir nežinau, kaip įspręsti. Atleisti. Aha, kaip atleisti, jeigu atleisiu, šito aš tau niekada atleisiu. Nu tai ir nešiosi su savimo. Tai va, kaip paaiškinti žmonėm, kad jie, va, tu teisingai, bet kaip žmogui paaiškinti, kad jis išmoktų paleisti? Tai iš tikrųjų, va, kai yra meilės hipnozė, meilės savo hipnozė, tai tenais yra tai, kad pagrindas yra tame, kad atleidimas. Ir susijungime su tuo savo kūriku, savo vidiniu vaiku, bet esmė, kai mes pažiūrime į save ir kai suvokiam, kad jeigu mes neatleidžiam, tai mes iš tikrųjų save kankinam ir save žudom, tai tiesiog prasideda tos atleisti savo ir atleisti savo už tas kančias, kurias savo mes duodam, dėl to, kad neatleidžiam kitam. Ir, ta prasme, tiesiog taip ir veikia. Ir tada mes atleidžiam savo ir atsileidžia ir kitam, nes realiai tai nebeaktualu pasidaro. Ir tas toksai atleisti, nes neatleidimas yra žudimas savęs. Realiai. Kiekvieną dieną, ta prasme, įtampa, ląstelės įsitempia, atsiranda lygos, atsiranda nuplikimai, atsiranda odos visokios egzemos ir taip toliau, nes įsitempėsios. Čia labai teisingai. Tu čia teisingai. Atleisti. Nes dirbant su moterim, žinai, ką aš pastebėjau, kai moteris daro kvėpavimo pratimus ir va čia prieini prie skydliaukės. Pas daugumą moterų va šita vieta būna kaip akmuo. Ir sakau pasai, kokios yra problemos su lygom, žinai. Sako, tas yra. Ir va šita vieta kaip akmuo. Bet tokias kaip akmuo, tu net, žinau, kad tu čia įspaus net neįmanoma. Čia toksai yra kaip, yra kaip butelys ir tas... Jo, o čia pas moterį... Visos nuoskaudos. Ir čia yra skydliaukė, čia viskas pas jūs. Ir oda, ir plaukai, ir hormonai, ir mėnesį, viskas va čia. Ir vietoj to, kad išsakyt, neišsakysiu, pakentėsiu, palaikysiu. Aš tada užduodu klausimą, kokia nauda laikyti tą šūdą savyje, jį galima tiesiog paleisti. Jo, bet tai ta prasme, kokia nauda rūkyti ir žinom, kad negalim, kad tai yra kenkia kūnui, ane? Bet žmogus tiesiog daro, tai vien žinojimo nepakanka ir dėl to mes einam į tas visas praktikas, kad ateitų dar giliau. Dėl to ta hipnozės aš nepasirinkau irgi, tas neatėjo po vietos. Bet dėl to... Aš manau, kad tau hipnozė tau pačiai padėjo, nes aš suprantu, kad tai yra tavo įrankis, kuris padėjo tau išgyventi, pavadinkime, ne, po tavo istoriją gyvenimo. Plius 4 vaikai, ne? 4 vaikai.
Įsivaizduok, viena moteris su 4 vaikais. Nu, aš puikiai suprantu. Mano mama, tai 3 vaikais jau augo, aš mačiau, kokią jinai sunku gyventi. Aš dabar įsivaizduoju tave, kaip įsivaizduoju, kad tu esi Nėra kaip mano sunkus mama, ne? gyvenimas, tikrai ne. Ne. Bet turiu minį 4 vaikai. Ir tu suvoki, kad yra dar didesnė atsakomybė. Tai reiškia, nebe 3, o 4 vaikai. Ne? Tai vis tik yra didelė atsakomybė moteriai. Ir tada tu tampi Tai ieškai tada aš įrankių. tapau labai vyrišką energiją jo iš karto, bet esmei buvo tai, kad aš galvoju, čia būti ar nebūti, kad palaukit, kas čia įvyko, kas čia vyksta. Ir, nu tai ką, tai nepaliksi dar našlaičių, tai tada nusprendžiau gyventi ir griebiau viską. Taip, Viską dariau, kad būtų taip. įmanoma. Ir dabar atėjau iki tokio punkto, kad gerai, jau dabar viskas susitvarkė, viskas tvarkoja, tarsi ir ramybė, visi nerimai išėjo, viskas. Ir dabar atėjo laikas santykiams, meiliai, pasitikėjimui ir vyrais, ir moteriam, ir visą kitą, ir tai darnai, tai tam balansui, kur atrodė, kad tai yra dalykas, kuris... Ne. Neįmanoma, ne? Ko labiausiai Ne bijai. man. Ko labiausiai bijai. Tai dėl to labai drąsiai dalinuosi, nes iš tikrųjų būtent tas atradimas, kad nepakartoti tų pačių klaidų, kad nepakartoti tų pačių copy-paste, tų pačių santykių, kad išsiskyriau su vienu, ar ten su viena, ir sekantys santykiai tas pats ir vėl. Ir tai kažkas tada gal nesu jais, kažkas blogai, bet gal su manim, gal aš turiu kažką kitaip daryti, kad kitaip tie santykiai būtų. Ir va tada atsirado, atradau šitas moteriškumas, vyriškumas, mes esame 50-50, bet mūsų dominuojanti mums energija, mūsų vis tiek jinai lengva, su ją lengva ir su ją mes augame. Tai vat, dar čia rašė, kur galima rasti, nes mano vaikams labai reikia pokalbių, nes aš mama, aš moteris, gal neatsiskleidžia. Tai vat jau Agliauskis klausė, tai čia pas Donatą Kantakevičių užeikite į jo puslapį. Vyrai.eu, aš ten prašiau komentarus. Jo, vyrai.eu, išeikit, visą informaciją, viską. Kada būna tai jo, drąsiai yra, žiūrėkit, kad būtų paprasčiau, aš visada taip kalbuosi su žmonėms. Jūs dabar matot mūsų live transliaciją, arba peržiūrėsite šitą video podcastą vadinamą. Visada drąsiai rašykite tiesiogiai. Donatai, ten, ne, turiu tokią situaciją. Arba tau, ne. Donatas labai moka iš karto gražiai, labai supratingai atrašo, tikrai. Tiesiai šiesi, Donatai yra tokia situacija, man reikia to ir to, žinai. Man reikia taip, ką gali patarti. Būkit drąsūs žmonės. Nustokit būti į žmonės žiūrėti, kad mes kažkokie, žinai, kiti būna taip, oi, nepaklausi, nepatogu, čia reikia mailus jūs, o gal žinutė negražus jūs, tai gal reikės kitą dieną. Atėjo mintis, norit parašyti, paimkite ir parašykit, būkite drąsūs. Agliauskis rašo, o maiga širpuliukai eina net klausant. Iš tikrųjų labai gražių žinučių. Galit klausimus rašyti, nes dabar dar vieną klausimą turiu Donatui. Tai būtent noriu paklausyti tavęs, Donatai. Tai dabar galit rašyti klausimus, nes mes juos atsakinėsime dar truputėlį laiko liko. Donatai, noriu paklausti tavęs, tai jeigu yra tas, matai, jeigu vyras yra tam vaikiškam pavidale, vyras vaikas, kaip mes sakėm, yra vyras vyriškas ir jau suaugęs vyras, bet gali būti 40 metų vyras ir jisai vaikiškas vyras ir matai, kad jisai net, jam sunku ten kažką vyriškai elgtis. Tai ką tu jam patartum? Ką jam patarčiau? Jo. Koks būtų? Susirasti vyrus. Aš visada sakau, jeigu tu jauti, kad tu esi užstrigęs gyvenime ir tau nesigauna, susirask daug stipresnius žmonės, vyrus, moteris už save, kurie tau duotų įžvalgas. Nes jeigu tu gyveni vaikišką gyvenimą ir tavo didžiausias priešas yra tavo moteris, tai tu turi problemą labai didelį, nes tavo problema ne moteris, o tu pats savo. Taip. Aš savo sakiau šitą klausimą labai paprastai. Aš neturiu priešų, aš neturiu niekam pretenzijų. Vienintelį pretenzijų, kam turiu, tai pasižiūrėsiu veidrodį. Aš turiu belekiek pretenzijų, jeigu kažko nepadarau. Sau. Tingėjau, visai nenorėjau, nesigavo, gali būti belekiek pasiteisinimų, viskas ok. Ne visada viskas gaunas kartais gyvenime. Bet nebijoti ir toliau ir klausti, ieškoti. Kiekvieną dieną.
Jeigu aš nežinau kažko, tai gal tavęs aš paklausiu. Ne? Jeigu tavęs tu nežinosi atsakymą, kažkoks kitas žmogus žinos atsakymą. Per ieškojimą. O mes galvojame, kad mes visą žinią paskaitim knygą, viską žinom. Ne, knygose yra daug informacijos, bet nėra visų atsakymų. Nes gyvenimo patirtis mūsų skirtinga. Labai skirtinga ir labai tikrai mes šitie patirti, visi patirti ir galim nuspręsti patirti laimę ir džiaugsmą, galim pat nuspręsti patirti skausmą ir kančią ir taip, ką mūsų protėviai buvo nusprendę patirti tuose karuose ir taip toliau ir mums perdavė tai, bet mes neprivalom tą patį daryti, ką tėvai darė, tai tikrai neprivalom. Mes neprivalom nieko. Ne. Mes privalome tik tai vieną dalyką tėvams, tai yra padėka. Padėka, Taip yra padėka tėvui, taip yra padėka mamai, taip yra padėka močiutė, seneliui, proseneliam, protėviams, kad jie praėjo tokį sunkų kelią, tiesiog, kad jūs suvoktumėte, kodėl reikalinga padėka. Kad tiek tūkstantmečių praėjo ir kokį sunkų kelią praėjo kiekviena mūsų karta, išgyveno, neišgyveno arba mažai išgyveno, kad perneštų mūsų geną, tai, kas esame dabar. Tai vien tik už tai, kad jie praėjo tokio sunku kelią, mums reikia mums padėkoti. O toliau mes jau galim patys pasistatyti. Bet gyvybė mums davė ir šansą. Sakau, ačiū už tai, už šansą, kad galiu pakeisti šiame gyvenime savo, dėl savęs ir dėl šito pasaulio. Tai čia yra susitaikymas su tėvais. Kokie jie buvo, kiek jie meilės turėjo savo stikliniai, kiek jie galėjo perdavė maksimaliai, kiek turėjo. Bet mes vis tiek dėkingi už tai, kad mes egzistuojame. Nes mano galva, kad, bazė yra čia. Jeigu mes čia nesusitvarkom, tai mes toliau niekur nenueisim. Aurelija klausia, ar jautrumas, emocijų rodymas yra nevyriška energija? Jau kai vyras rodo emocijas, tai reiškia jau taurė perpildyti, mano galva. Jau kai pas vyras šaudo emocijas, jis nebežino, kaip elgtis. Paprastai vyrai, kai jau gelbėja save, jau pradeda daryti tokius dalykus. Gali isterikuoti, gali psichuoti, gali laipyti sieną, daužyti ir elgtis kaip panos, ne kaip vyrai. Bet ne tai, kad jiem yra blogai kažkas su galva, bet tiesiog yra ąsotės tai perpildyti ir jie nežino, kaip savo padėti, pirmas dalykas. Antras dalykas, jie bijo pripažinti, kad jie turi problemų. Ir trečias dalykas, jie nežino, kaip paprašyti pagalbos kitų. Čia mano praktika 10 metų aš supratau, kad labai daug vyrų, jie nemoka paprašyti pagalbą. Bet jie psichuoja, isterikuoja grinai iš to, kad jie tiesiog bėga virš ąsočiai. Jūsų kalba veda į sąmoningumą, dėkingumas. Kodėl žmonės nedrįsta rašyti asmeniškai, nes supranta, kad už paslaugą reikia susimokėti, dažnai žmonės esantis prastoje situacijoje net neturi už ką susimokėti už paslaugą. Patarimas nieko nekainuoja. Būtent. Bet kuris žmogus patarimą gali duoti jums žmogus tiesiog vieną įžvalgą. Padarykite tą arba tą. Jūs galite nemokamą gauti labai gerą patarimą. Arba sakys, pasižiūrėkite šitą video, arba paskaitykite šitą knygą, arba susitikite su žmogum, draugu, broliu. O jūs esate gal aukoj, pačią tikrą tiesą, kartais būna irgi taip. Jo. Visokių, taip, man irgi aš rašau ir atsakinėju ir manau, Donatas taip pat daro, nes mūsų tokia misija. Aš tiesiog atsakysiu į vieną klausimą. Žinokit, jūs, tas, kas uždavė šitą klausimą, tai ačiū jam arba jai. Kaip žmonės pas moteris ir vyrus užstringa, pirmas dalykas, su finansais, tai aš iškart galiu pasakyti, jų galime labai toli neiti ir nesigilinti. Pirmas dalykas, pas jūs jau senai nebuvo tikrai gero kokybiško sekso ir jo nėra tiesiog. Antras dalykas, seksualinė energija tiesiog kažkur uždaužyta, suspardyta ir numesta ten nežinau kur. Trečias, nebuvo apkabinimų, meilės ir supratimo ir jau labai daug dalykų. Finansai viskas uždaryti. Nes kai atidaryti finansą, tai jie tiesiog ateina iš jūsų. Bet kai uždaryti, reiškia, kažką mes darom ne taip, viskas, mes kažkur. Jau pirmas požymis, visada sakau ir vyram, ir moterim. Turi problemų su finansais, tai užstrigai. Kažką daryti. Kaip padėti vyrui atsiverti? Yra labai nekalbus. Daiva. Žinok, visi vyrai kalbėjo pas mane stovyklą, kas nekalbėjo, prakalbo. Tai stovykla, reiškia, jūs tai stovykla. Nežinau, atsakymą, kai nekalba. Paprastai nekalba nuoskaudas. Žiūrėk, kada vaikas nekalba? Kada jo skausmas yra. Viskas. Dabar tu kentiesi, aš tylėsiu.
dabar tu ką nori, aš tai kankinsiu. Tarsi kančia, nu, mes bandome į kančią žmogų nuvesti. Ta kančia, kurią jis pats turi iš tikrųjų. Jam Tiesiog. skaudu, apie tai kalbėjau. Kas yra, kai vyras dalinasi su kokiais sunkumais susidūrė, aš kartais nežinau, kaip elgtis. Iš šio live suprantu tiesiog palaikyti ir neištikimybės nosies aiškinant, ką daryti. Neaiškinkit nieko, ką daryti, tiesiog aš suprantu, kad tau yra sunku, bet pasakykit visada jiems vyrams taip. Aš moteris tų problemų neįspręsiu ir jūs iškart nusimat nuo savęs atsakomybę. Susirask vyras stipresnį už save ir pasikalbėk. Patikėkit, nieko nėra geriau, kaip stiprus aplinkui vyrai atsiranda šalia to žmogaus ir tiesiog jį pakrato, gerai prasme, ne tai, kad jį pažeminti, o sujudina ir sako, užsikalbėk. Kur problema? Tokia, ko tyli? Tai ko tu, pys per snukį gaus galbūt dar vieną tokį gerą smūgį. Ko tyli? Ir vyrams reikia va to, ir tada vyrai žliumbė, verkia, sako, blemba, ar man taip sunku atsakyti, tikras, aš sako, aš taip jaučiu, aš turėčiau visus žudyti. Okei, kodėl tu nori visus nužudyti? Ir tada va čia pasipo. O dabar su moterimis pabandykim tai pakalbėti, ne? Nu, jūs nesuprasit. Gerai, čia labai toksai. Ar galima atleisti vyrui, kuris pakėlė ranką prieš moterį, Raminta? Paprastai žinau vieną, kad jeigu pakėlė vieną kartą, gali pakelti ir antrą. Klausimas yra kitas, kad jis tai pavyzdį pasimė iš vaikystės ir to nesisprendė. Tai yra tėvo problema. Jis tai išmoko iš tėvo. Reiškia, tėvas keldavo rankas ir jis tai išmoko ir tai jam atrodo norma. Ir galima atleisti, bet su sąlyga, jeigu pasikartos, aš tai jūsų vietoj pasikviečiu kokį brolį ir taip duočiau snukį, kad mažą nepasaro, kad jam nekiltų noras kilti ranką. Kartais reikia labai grįžtamo ryšio gero. Nu, atsiprašau, čia labai tai vyriškai gal aš taip pasakiau. Taip ir klausiam. Gliauskas sako, nu čia tas live kažkoks wow, eina energijos klausant. Taip. Mes dalinamės nuoširdžiai. Aš esu labai atviras žmogus. Aš turiu vieną problemą. Aš per daug turbūt atviras. Čia yra mano problema. O ir mano kolegė irgi yra per daug atvira. Tai vat mūsų problema, kad mes per daug atviri. Mes tiesiog dalim su gyvenimo patirtimi, patikėkit, mes praėjom tikrai ir toliau mokomės, nes kuo toliau mišką, tuo daugiau medžių, ta prasme. Ir mes darome live dėl to, kad dalytumės. Mūsų tikslas buvo iš jūsų idėją pasidalinti savo patirtimi, įžvalgomis. Mes nesam kažkokie mokytojai, mes nesam kažkokie gurų, žinai, sėskit prie mūsų asanai, pamedituokit, aš spręsiu jūsų problemas. Ne, mes tiesiog daliname žmogiškais, normaliais gyvenimo etapais, ką mes patyrėme ir kaip mes įsisprendėme tas problemas. Toliau klausimas. Aurelija klausė, ar mažas berniukas mokomas rodyti emocijas, vedamas į moterišką energiją? Ne. Emocijos yra labai gražu rodyti. Visi berniukai turi mokėti. Mama išmokino pagrindinio dalyko – meilės ir rodyti emocijas. Tai yra mamos pagrindinis darbas. Vyro pagrindinis darbas, kaip ir gamtoje, ereliai, žvėrys, tigrai, liūtai, kas patinai mokina gyvenimo. Kaip erelį numeta mažą ereliuką ir sako, plasnok, erelis tėvas eina, pasima, pakelia ir sako, dar kartą šok, dar kartą šok, dar kartą šok, kol išmokinti gyvenimą. Tai vyro užduotis išmokinti išgyventi šitame pasaulyje. Rašo Fit Style Coach, čia vyras rašo, nematau tik tai vardą. Mano tėvas keldavo ranką, senelis prieš močiutę keldavo ranką, o aš net niekada gyvenime tokios minties neturėjau. Todėl, kad tu supratai, kad tai neveikia ir tai nepadeda. Ir šaunu, sveikinu. Tu tada išmokai vieną didžiausių gyvenimo pamokų, kad moteris nereikia mušti, moterį reikia mylėti. Moterį, jeigu mušti, kaip jis sako, jeigu kovoti su moterim, tai tik tai lovo. Kiek norit kovokit. Bet ne apie muštinę čia kalba jau. Nes yra netgi tas toksai, kad irgi užauga vaiką, mergaitė ir berniukas užauga šeimoje, kur alkoholį labai daug vartoja ir panašiai. Ir irgi taip pat sprendžia, kad niekada gyvenime šito nevartosiu gyvenime, arba į kitą pusę, kad kaip tik paseka tėvų keliais. Tai čia toksai arba į tą, arba tą toliau. Tokie vyrai, ne vyrai, kurie kelia rankas, kelkit prieš vyrą ir gaus atgal. O čia faktas, tikrai, patikėkit, labai ten idealiai visi gauna iki vieno. Aš manau, kad iš vis moteris tokia būtybė graži ir kaip ir galima prieš tokią gražią moterį,
Turi suvokti. Aš nesakau, kad moteris silpna. Moteris labai stipri būtybė, jos turi ir stiprias rankas ir kojas. Bet moteris kurta ją mylėti, o ne skriausti. Ne apie tai Būtent. kalbu. Laura klausė, paauglys sūnus nenori bendrauti su tėvu. Pati skatinu bendravimą, bijau, kad nesiseks sūnui gyvenime, dėl to, kad didelės nuoskaudos tėvui. Klausimas, kodėl sūnus, labai tokių daug istorijų paauglių stovyklose, kai paaugliai nekenčia savo tėvų, bet kažkas jį nustatė prieš tėvų. Nežinau, galbūt ne jūs, seneliai, močiutės, velikas. Kažkas nustato paprastai ir berniukas niekada, jis visada myli tėvą. Kažkas išmokino jo nemylėti. Arba iš tikrųjų tėvas padarė tikrai labai didelės žalą ir berniukas iki šiol jam negali atleisti, čia jau kitas dalykas. Giliau. Tai ką jam siūlytum daryti? Čia reikia labai pasikalbėti. Čia reikia pokalbių. Aš vis sakau, kad pasiimkite tėvą, sūnų ir galbūt trečią asmenį netgi kažkokį ir kalbėtis. Nes reikia įsiaiškinti prieš, labai gili. Berniukas, kai nekalba, patikėkite, tai yra labai gilu. Labai giliai ten yra. Kaip išmokyti paauglį gerbti mamą? Tėtis miręs, mamos žodis atrodo nieko nevertas jam. Lina. Priklauso, paaugliai iš vis nesupranta savo mamų, nes jie galvoja, kad tai protingesni už mamas. Tokia realybė ir tai praeina. Būtų gerai, kad prisidėtų gal kas nors iš šalies. Gali būti sporto treneris, gali būti pusbrolis, pusseserė. Tarsi ne pusseserė, galbūt pusbrolis, dėdė, krikšto tėvas. Reikia vyriškos pusės patarimų, jam būtų gerai. Tai vat vyris, tai kaip ir sakė Donatas ir iš anksčiau, kad jeigu jau kažkas tai su vyru ne taip, tiesiog jam reikia dar prie vyriškos kompanijos, tos, kurios prie vyriškų vyrų, kurie yra netoksiški, o stiprus vyrai ir galėtų patarti ir pamokti ir būti kažkaip tai. Kažkoks dar klausimas? Toliau, gerai, čia man laksto viskas. Jo, čia dar freestyle coach, mano mama ilgas valandas praleido dirbdama. Tai normalu, pas daugumą, žinau, kad anksčiau mamas praleistų labai ilgas valandas, mes nematydavom mamų. Nematydavau toks laikas. Mamos, tai Jo, išmokau tai yra normalu. moterim, nes mama dirbdavo ir dabar mokausi ir dalinuosi tuo tais atradimais. Bet mes už tai savarankiškai tapom. Aš, pavyzdžiui, dėkingas, kad nebuvo tėvų namie, nes aš tapau labai savarankiškai. Taip, supratau, kad vieną kitą, kad pats tik save galiu keisti ir lavinti knygose vienus kitų žmonių. Visiškai teisingai, ne, lifestyle coach, kad mes viską patys galim, tik nuo mūsų priklauso. Tas yra svarbiausia, suprasti, kad tikrai mes neturim kartoti ir daryti taip pat ir mes tiesiog padėkojam tėvams, kad mes egzistuojam, protėviams, bet toliau mes iš savo kartai ateinančiai, tai mes galim perduoti visiškai kitą istoriją, kitą suvokimą ir kitokį gyvenimą. Nes visokių istorijų gerai. Būna, kad tėvai išeina ir berniukai gerai jaučiasi, bet aš sakau, žinau, kad berniukai visada reikalingas tėvas, o čia irgi klausimai yra. Aš taip suapvalinsiu viską, kad bet kuris berniukas paauglys visada, jeigu paklausime, bet kurio paauglio, iš paauglių stovyklų, kaip prisimenu, visi kalba apie vieną. Aš, kad ir kaip nematau tėvo, aš labai noriu pamatyti tėvą. Visi. Visiems mums to trūksta. Tai yra connect, tai yra ryšys. Vėl tas apsikabinimas, mes grįžtum prie pradžią, ne, pokalbių. Paaugliui, kai reikia žinot, kad vyras paima, taip ir sako. Viskas tam yra gerai. Aš šalia. Va šitas, jeigu berniukas gauna, jis viską padarys. Jis į kosmosą gali nuveikti. Bet jam reikia to vyriško šalia palaikymo, tokio vyro. Kad tikrai besalgiškai palaikytų. Jau paskutinį klausimą ir einam prie pabaigos. Tai, kai vyras kalba tik apie darbą namie, kas ne taip manyje, gal kokių idėjų pakeisti tai turite? Labai paprasta. Užsakykit viešbutį, pasikvieskit vyrai pasimatymą, turėkit nuostabų, gerą nuotykių savaitgalį su vyru, leiskit savo viską, ką tik svajoti. Ir po to savaitgalio jisai nebekalbės apie tai. Tiesiog vyras jau senai to neturėjo. Arba pasiūlykit vyrui pakviesti jūs į pasimatymą. Jūs greičiau padarysit, labai ilgai užims, tiesiog trumpinu jūsų laiką. Ir reikia daug kartų kartoti, kad ateitų, tai geriau jo pačiai būtų greičiau.
Ir, ir dar, kodėl aš iš viso, buvo čia mes irgi įsikalbėjom su Donatu, realiai dėl mano sūnaus kalbėjom, dėl Oskaro, bet atėjom iki šitos vietos, kur esam jau eteryje, nes labai įdomi buvo diskusija. Tai diskusija ta dar vyko, kad irgi taip pat padaryti hipnozę būtent vyrams, vyrišką hipnozę, kad būtent pritraukti tą moterišką moterį, ne moterį ten stiprią, ar moterį mamą, ar ten, bet tikrai moterišką, suprantančią, palaikančią moterį ir nu, tarsi tikrą tą šeimos židinį laikančią. Tai va šitas visas ir dėl tas tyrinėjimas ir buvo, ačiū tau, Donatai, kad padėjai. Tai ačiū tau, tai aš manau, kad tu teisingai ir sakai, bet matai, ten netgi pritraukti nieko nebereikės, iš tikrųjų labai teisingai galioja, kad jeigu vyras viduje susitvarkys savo programas, tos vadinamosius algoritmus, tai natūraliai ateis jo gyvenimą švelnios moteris ir sakys, tėve, kur tu buvai 20 metų? Tai va, vis paprasta. Būtent, viskas yra paprasta, tai laukite, tikrai greitai išeis hipnozė ir vyrams su moterišku balsu, labai hipnotiniu, švelniu. Tai, o vyram reikia, vyram patinka moteriški balsai. Daug švelnumo ir pajusi tą moterišką energiją, bet taip pat taip grįžti į savo dominuojančią energiją, būtent vyrišką energiją. Ir tiesiog laukti greitai neišeis. O Donatai, tik tai labai noriu padėkoti, čia labai ačiū, labai buvo super, ačiū labai, dėkoju, matau, dėkoju. Tai ačiū mums, ačiū jums, kad esate aplinkui ir svarbiausia dalinkimės ir kalbėkimės. Nes problema tame, kad dauguma žmonių bijo klausti, o šitie eteriai tam ir skirti, kad uždavinykit klausimą, būkit drąsūs. Ir jeigu norit atsakymo, jeigu nepaklausit, kaip jūs gausit? Taip. Eteriai tikrai atviri ir vėl mes susitiksime ir ir sėkmės tau. Tai va, ačiū tau. Ačiū tau, ačiū mums ir ačiū jums, kurie dalyvavote ir ačiū jums, kurie dar žiūrėsite šitą video vėliau. Pasidalinkite, kam galvojate, kad tai galėtų būti naudinga iškirsti ir tiesiog sėkmės. Tikrai taip, pasimkite, share, pasidarykite istorijas draugams, sakykit, peržiūrėkit, raskit savo atsakymus. Žinau, kad čia padarysit labai daug atsakymų. Visiems dovanas, savo ir jiems. Labai platu, labai atvira ir tikrai myliu. Ačiū Donatai, ačiū visiems. Ate. Ir susitikimo. Ate.